Šalta. Bet dėl šito reikia gyventi, kebra. Pažiūrėkit, kiek pasaulyje yra daug grožio. Gripo batose reikia, kurio pas mane nėra. Ir ar tie medžiai mane nulaikys? Tai jau nežinau. Ir kas dabar yra laimingas? Ogi aš, bet aš negaliu pasakyti. Ar aš nesu važiavęs gražesnių kelių? Sveiki, mano vardas Edas ir šiandieną susitinkam Albanijoje dar kartą. Esu Teto kalnuose, kažkokiam kaime, kur yra kalnai, pas vietinius pavalgiau. Belė kokie geri pusryčiai buvo. Tai va čia buvo mano kambariuks, čia išmiegojau. Čia galim pasižiūrėti, kaip aš atrodau šiandieną. Ir kas nematė praeitą video, mes žiauriai blogais keliais atvažiavam čia. Tai šiandien bandysim išvažiuoti iš čia ir važiuoti toliau į Teto kalnus pahaikinti. Nu, su tokiais vaizdais išvažinėjom. Bet jau taip lėtai važiuoju. Nes čia va tokie keliai. Fizičia. Tokie keliai, kad, nu ir ar 3 km eis man dabar reikia pravažiuoti. Oi, vėl per tą mūsų medinį tiltuką. Blemba, kaip man jis nepatinka. Bet ką tik mačiau mikriukas per jį pravažiavo, tai turėtų būti viskas gerai. Ai. Čia koks didelis akmuo vidury kelio, reikia apvažiuoti. Nu, bus reikalų čia dabar grįžti, aš manau, nes aš tai leidaus vakar į apačią, o šiandien reikia į viršų pakilti. Tai čia aš manyčiau, kad bus reikalų ir jeigu čia reikės prasilenkti, jau kaip matau reikės. Čia bus bėdų. Ir žodžiu, aš čia daug labai nepafilmuosiu šitoj vietoj, bet prasilenkiu tiesiog biškai buvo įvažiavimas kaip ir žmogus kiemą, ten tvarelė, varteliai buvo, tai ir prasilenkiu. Bet šiaip čia dieną viskas labiau atgyja. Tiesiog vakar kol atvažiuoju apsiniaukė buvo ir lietus, šiandien saulė, tai čia visiškai kitaip atrodo viskas. Žiauriai gražu. Tokioj vietoj. Gyventi ar čia norėčiau, nežinau, bet kokį vasarnamį turėti gal ir būtų prikolas. Nes gyventi čia kiekvieną dieną taip važiuoti, čia būtų wow, bet tada turėtum jaučiu ir džipą. Nors kur aš gyvenau pas tos žmonės, tai jie tiesiog su paprastu Mersu, ten C klasės, man atrodos. Važinėjo, ir Šaraną turėjo dar seną, kaip ir priklauso Balkanų šeimai. Čia keliai tai tikrai žiaurus. Bet tipo... Ai. Vos užlipo tą mašiną man iš tikro. Bėga vandenukas ant kelio, čiurleno. Bet tokio aštrumo akmenys, kaip kokiam Dakare. Eik tu savo. Kas čia dar ant kelio? Ai, čia išmatų krūva. Eik tu savo. Čia taip po lietaus šlapia. Chebra! Asfaltas! Pagaliau. Važiuojam iki mėlynosios akies. Ten yra haikas. Pabandysim pahaikinti. Turim va tokių randominių kriukliukų. Šitokie posūkiai. Jo, papakas per posūkiai. O, paplatėjo kelias. Šiaip nebuvo taip platu. Reikia manęs visas sunkvežimis važiuoja. Tai man visai gerai rodo kelią. Tipo, jeigu jisai telpa visur prasilenkti, aš irgi telpsiu prasilenkti. Tai čia šitas dalykas yra visai geras. Realiai visada laikau čia antrą pavarą. Nes čia dabar aš leidžiuos, net nekylu, aš leidžiuos. Tai realiai gavas, kad aš vakar pakilau į kalną ir tada vėl nuo jo nusileidau. Bet vaizdai tai gerai, čia vis atsivirinėja po biškį. Tai jo, tai pakilau į kalną ir vėl prasileidžiu šį. Čia jis kažko stabdo, jau čia kažkas prasilenkinės, ne? Aš tiesiog pavojingesnis kelias. Gal tiesiog pavojingesnis kelias, nežinau. Gerai, atvažiavau, va čia prisiparkau dabar. Ale free parking buvo parašyta, va visi pristoja, ai ne, visi važiuoja toliau. Ir aš galvoju, kad aš nuo čia ir žingsniuosiu, aš nebenoriu toliau su tą mašiną važiuoti labai.
Tai dar kame bairis. Važiau, stabdė hitchhaiku šitie žmonės, galvoju, pizdu, sustosiu. Nu, matau, europiečiai, viskas okei. Sustojau, tai iš Čekijos porelę pavežiau. Nu, tokie pagyvenę, nu kaip tėvai mano gal. Tai faina buvo pašnekėti, angliškai taip sunkiai šnekėjo, bet šnekėjo. Tai jo, klausė irgi ar buvau Čekijoj, tai buvau Čekijoj. Gal matyt neklausė, ar Lietuvoj buvo, nu bet būtų pasisakę. Gal jie nežinojo, kur ta Lietuva iš tikrųjų, nes ta Lietuva, tai vakar, pavyzdžiui, su vokiečiai šnekėjau, sakau, lietuviniai, sako, o, Latvija, sakau, Litaujant tada. Tada, dabar jau žinau. Tai va, pavežiau čia 6 kilometrus, faina buvo pasišnekėti su kažkuo. O dabar į Blue Eye nueisiu, į mėlyną akį. Reikia tik tais batukus pasikeisti greitai ir į kuprinę prisikraut daiktų, valgyti vandens. Vienu žodžiu, palikau savo bolidą, einu peškom toliau. Čia toliau žiūriu, vis tiek asfaltuotas kelias, bet kažkaip nebenorėjau aš toliau važiuoti. Tai pagalvojau, kad pasivaikščiosiu vis tiek visą dieną, nusprendžiau vaikščioti šiandien. Šiaip kur visur matau eina visi iš šono, tai ten jau nebėra asfaltuota. Pasėmiau vandens, sausainių, bandelių, tai ir papietausiu ten kažkur. Žiauriai nuostabi vieta. Bitynas. Tokiai vietai. Zetot namas. Tiesiog stovi tokiai vietai. Kietai atrodo. O, į kitą pusę čia irgi daug bičių. Net nemačiau. Ir parduotuvėlį įsirengė. Čia vietiniai realiai verčias kaip sugeba, ten medaus matau, tai jaučiu iš čia pat. Ta prasme, kiek pastebiu. O, pralekė. Kiek pastebiu, labai daug yra nakvynės namų, tų guest house vadinamų, pilna numerių pridėtų. Tai žinau, kad aš vakar galėjau čia tiesiog atvažiuoti, nevažiuoti tą žvyrkelį, pasiskambinti kažkam, užeiti ir būtų priėmę. Albanai su džipais važinės. Yra ir senų, ir naujų namų. Nusukau aš nuo to asfalto, aš asfaltu ir su mašina galiu pasivaikščioti. Tai yra pasivažinėti. Bet aš upę pamačiau. Aš norėjau prie upės ateiti labai. Ką ta upė mums duoda? Nieko jinai mums neduoda. Tai parodysiu, ką jinai duoda. Ir tokia plati. Čia jaučiu vasarą jos nelabai būna. Nu, taip dabar irgi vasara, vasaros pirma diena, bet... O, Jėzus, ant tokį akmenys įsmigau, bet dabar nei karščio daug nėra, nei ko. Jinai tokia, ateina iš kalnų. Žiemą jinai jaučiu, kur nors čia gal būna, nes šitai labai daug augmenijos. Ir šiaip ten žmonės netrodo, kad labai apsaugoja nuo vandens, tai daug nepakyla turbūt. Jinai taip į plotį gal iškyla ir viskas. Kažkada ir aš su tokiu mocu pakeliausiu. Lemma žiauriai įdomi turėtų būti, atrodo. Čia iš Lenkijos Chebra atvarė. O aš jau išėjau į Bekelę, man ir grįž dabar. Toliau nebuvo praėjimo. Čia matau, čia ne vienas aš čia lipau jau. Arba čia labiau, mačiau pakeliai ožiukų ir arklių. Čia gal labiau jie numindžia. Žodžiu, galėjau atvažiuoti iki čia. Irgi yra parkingas. 200 eurų. Oi, ką aš nusišnekėjau, 200 lekų. Tai 2 eurai. Nu jo, 200 eurų parkingas būtų jau toks įdomiai. Čia būčiau atvaręs ir prisiparkavęs, nes aš per tiltą, aš galvoju irgi. Reikia perėti į kitą pusę, aš nežinau, kur čia iš tikro normaliai. Bet susirasim. Kas įdomiausias, pasižiūrėkit, kad ir jo to vandens nedaug jis mėlynas. Aš vakar skaičiau, kodėl jis mėlynas, tai tipo nuo mineralų. Nu ir nuo skaidrumo kažkiek. Mėlynas, tiesiog šitoje vietoje. Tipo, kai jo daug yra, jis pasidaro mėlynas. Bet šitas mėlynumas toks kitoks. Aš nežinau, kiek per kamerą matos. Nežinau, kiek to mėlynumo matos. Ten krakliais dar yra. Turim judantį tiltą. Vakar per geresnį vaikščiau. Daug žmonių į mane žiūri kaip vlogerį. Eik toliau kažkur čia. Šiaip aš kažkaip dar pastebėjau, kad šitą kelionę aš labai laiko nuovoką praradau. Nors šiandien, pavyzdžiui, atsikėliau, man atrodo, 6:30, nes anksti. Visai nuėjau miegoti. Dar biškį pasnaudžiu iki, taip 7:30, gal 7. O kai aš atsikėliau, taip negreitai, ten pusryčių pasiprašiau, viską.
Dabar žiūriu, 11:30 yra. Aš taip neskubėdamas visur varau ir dingsta man tas laikas, nes aš haiką norėjau iki 10 pradėti. Bet yra kaip yra, čia priejau tokį tiltą. Tiltas visas juda, bet yra mėlyno vandens. Čia geriau atrodo. Tas pats krioklys. Ir sandėlikai gerai. Čia iš kažkur takas pareina. Čia va galim žvakutę uždegti. Pasimelti, matau, čia žvakutė padėta, bet neuždegta. Amzis pravestas, čia jaučiu vanduo šitiem. Bet jie čia kalnuos išvarą turėtų turėti. Lemba, čia yra reikalų užlipti. Čia dar geresnis. O toks krioklys. Purškiai štai čia. Drėžiukas buvo, bet pabėgo. Ta prasme, vandens mėlynumas. Aš nesuprantu. Iš kur jis toks mėlynas? What the fuck? Tiesiog eik ir maudykis. Pasiėmiau tarp kitko ir maudymas iš šorcai prireiktų ir šaustuką. Pasinasyk, kai Šadomanę haikinau. Prireikė. Bet ten ir buvo nurodytas haikas su plaukimu, tai ten toks įdomesnis buvo. Gerai atrodo. Šiaip ryte visai šalta buvo. Žiūriu, vandens. Ledinis vanduo. Ledinis. Čia per kalnus. Ir elektros stulpai eina. Šitą parėjau. Ir čia net gatvė yra. Nu kaip gatvė, kelias. Matos mašinas važinėja. Žiauriai gerai vietoje su vau. Ta prasme. Eik tu savo. Bet karšta, tai žiauriai. Šiaip mašiną rodė tik 2-3. Išlipau kaitino jau. Šiaip, fun fact. Prieš važiuodamas nuvariau nusipirktas PF 30. Tai gal nenudegsiu. Nu, bet žinot, biškį degti tai reikėtų, žinot, grįžti į Lietuvą, pasirodyti visiems, kad čia buvo kur šilta, nes Lietuvoje dabar vis dar šalta ir nieks neįdega. Šiaip pagrindė tas kelias čia yra, kur aš važiavau su mašina. Vakare ir šiandien ryte. Toks va. Ir čia mato su mašina važinėta, už manęs nieko nėra. Gal yra? Ne, nieko nėra. Čia kažkur upė turėtų būti. Aina ir yra chebra fotkinas. Žiūrėjau, reikėtai. Patinka. Gerai, aš biškį nusukau nuo kelio. Randominį nusileidimą radau. Nebūčiau aš nepatikrinčiau. Iš kur tas vanduo toks mėlynas? Kiek čia drėžiukų bėgioja? Jo, papa, reik nesumindžiat. Ten laikos, mėlynas vanduo. Ten bėga, nesimato. Visur mėlynas. What the fuck? Iš kur jis toks mėlynas? Aš nesuprantu. Šiaip kas dar įdomiausia, mane, kai jau haika, visi prasirengdami sveikindavos, ar ne? Hello. Čia kažkokie surūgė visi, bet vieniem pasakiau hello, tokiam mačiutėm. Atsakė atgal, išlindau kažkur vėl savo pagrindinį kelią. Čia įdomiai. Čia būdelė užvėjo pardavinėjimo buvo, nes stiklo pilna. Alaus skardinių, butelių. Man įdomu, kaip jinai pastatyta čia buvo. Jo, parketas pamatas. Nes tiesiog ant krašto tipo buvo. Ar čia kažkas nukrito? Ar ne tiesiog nugriuvo? Nors atrodo nukrito, nes ant viršaus yra. Tai jaučiu nuo viršaus užkrito akmuo. Kažkaip neįtikėtinai. Atrodė, aha, einam keliu haiką. Visiškai ne. Prasidėjo smagumai. Nepasakyčiau, kad labai sunku, bet aš tik kiaurai šlapės tiesiog.
Ir ten dar liko viršų daug. Užlipsim, hebra, užlipsim. Hello. Hello. Atsako hebra. Bet ta prasme pastebėjau, jinai nusveikinas. Visi tokie niūrus. O, driežiukas. Turim driežiuką. Jis sustingo. Užšoko ant kojos. Ai. Aš labiau išsigandau jį sumindyti negu jo. Pastebėjau, hebra niūrus, sėdi pavargę dar kažkas ar eina. Sakai, hello. Iškart šipsenėlė atsiranda pa žmonės. Smagu. Vienas hello tie gali padaryti. Aš jau viskas. Pavargau. Ne, yra reikalų per tokį karštį užkopti. Biškį pailsėsim. Nuo nosies prakaitas tik varva. Lašiukai krenta. Jūs pasižiūrėkit, ką aš matau. Ten krikliukas. Jau čia nelabai matos, labai mažas. Einam toliau. Tokį kryžiuką davėm. Aplamai Albanijoje žiūri labai daug tokių kryžių yra. Kas per vaizdas? Sekaujat. Čia tas mėlynas vanduo. Vėl koks gražus vaizdas. Hello. Vėl nusišypsoja. Hello. Pralinksmino žmonės. Visi liūdni eina. Čia dar viršų kelias. Aš dabar einu ir galvoju. Įkvėpia mūsų. Ką reikia daryti, kad tiem haikam būt pasiruošus. Nes užlipti viršų tai yra reikalų. Žiauriai. Aš jau kiekvieną dieną bėgioju. Vis tiek kvapo net gaunu, kaip jiems pasiruošti. Arba aš tiesiog labai sunku pasirinkau. Nėra, kad labai sunku. Gal aš tempą labai padidinu, nes kiti lėčiau eina. Jau ir čia praėjau. Aš jums to parodysiu. Aš pats ten nematysiu, bet jūs matysit. Bedugnė. Tipo matos dugnas, bet... Eik, savo. Toliau čia taip. Vau, tu prasme, aš tai visiškai šlapas. Aš manau, mano plaukai šlapi. Žiauriai šlapi. Kas čia susiformavo kažkokius mane, tai... Ai, čia prakaitas šlapumas. O, dieve. Kur kepurė uždėta. Tokioje vietoje dar yra baras, kavinė. Kinų kaip visada. Vandenį, vat, verda gėrimus. Gali prisėsti. Arba čia prisėsti. Only for customers. Ai, savo dabar į apačią. Ir vėl gal parkilt paskui reikės. Šiaip yra du keliai dabar. Bet čia matau parašyta Welcome to Blue Eye. Tai čia ir eisiu tada. Aš labai tikiuosi, kad aš nenaisiu čia be reikalo. Nes čia parkilt reikės tada. Bandau nueiti. Bet čia vaibelis. Eini. Ir tau tiesiog, čia kažkur tai tas vandenukas. Už manęs hebra tai tiesiog sustojo. Gal rimtai ne čia einu aš. Bet pareina žmonių. Tai čia vadinas. Stovo čia ant akmenuko.
Ilgai kiaurį išlapinu kepurės. Nugaro tai nuo kuprinės. Bet jau girdžiu, čia šalia šokinėja į vandenį Hebra, tai man atrodo, jau ta mėlynoja akis, jau kaip ir čia. Ir visi čia pareidami vis, it was worth a hike, ten dar kažką. Tai vadinasi, jau yra čia. Jo, reikia pajudėti tada. Realiai nuo savo poilsio vietos pajau 10 metrų. Ant kiek mėlyna. If you want, I can just hold this up and you're short enough that you can just get straight under. Yeah. You gonna do it? Right, he's gonna go. He's gonna jump. Yeah. Hebra šokinėja atsikna čia. Kempingai tokia vieta. Bet čia, kaip supratau, dar ne ta vieta. Ir 5 minutės reikėtų paeiti. Hebra ir šokinėja čia. Gerai, manau, einam 5 minutės dar toliau. Pasižiūrėsim, kur čia yra. Panašu, kad daėjom. Ten kavinė viršui. Su šunim Hebra athaikinu. Tikslas pasiektas. Kiek ten žmonių? Užtrukau realiai valandą. 11:30 pradėjau, dabar 11:30. Ir dabar atkreipiu dėmesį, kad čia vidury restoranas yra tiesiog. O ten kiek mėlyna. Ties man čia praeiti. Norėčiau ten viršuj atsidurti. Jo, čia bandau praeiti. Praėjau. Mėlynoja akis. Praėjau į kitą pusę labai gerai. Kitos pusės laikrakliukų kas yra. Šiaip Hebra sustoja ten ir bijo. Dabar aš parodžiau kelią, jau čia visi pradės eiti. Bet kad čia bariukas yra, tai įdomiai. Yra tokie laiptai viršų. Palipsim. Ten, kaip matau, viršų yra bariukas. Galvoju atsisės, bet pasiimk kokį kolos. Žinot, kad tai pagalėtum sėdėti. Tai kad mėlyna, tai vau. Wow, vyva. Nusitraukiau nuotrauką. Tai turiu video, kam ta nuotrauka. Ogi į Instagramą. Pafollowing. Kas nefollovinat? Dar mėlyniau. Labai gerai čia atrodo. Lemą žiūri, gražu iš tikrųjų tas mėlynas vanduo. Šitam parbėga viskas. Bet kiek žmonių prisirinko. Kaip gerai, kad iš tos pusės aš pabėgau. Ir nieks realiai neina per šitą. Vis tipo nieks brist nenori. Aš sausom pojom peršakau. Reikia mokėti šokinėti. Realiai, kad pasidėti čia pačilin tokiai vietoj. Pasiėmiau už 3 eurus. Norėjau Sprite'o, nėra, bet lemon soda gavau. Bus gerai. Sveikatą. Labai gerai atgaivinu. Šiaip apie haiką galėčiau pasakyti, nėra labai sunkus. Tik vandens turėkite, jeigu eisit. Ir ką žinau, valanda. Ir dabar valandą reikės dar atgal eiti tą pačiu keliu. Nežinau, ar bandysiu išsimaudyti, nes reikia man persirengti, bet nelabai matau vietos, kur galėčiau tai padaryti. Tai kol kas tiek. Tai žodžiu, kur gėriu, ale tą lemon sodą.
nusprendžiau, kad užsidėsiu šortus, nes ten tūlikas buvo. Ir nueisiu išsimaudyti, kad ir koks šaltas vanduo, vėliau gailėsiu, kad neišsimaudžiu. Reikia čeką užsidėti. Dabar garsas bus biškį dar levesnis, nes mikrofoną atjungiau į vandenį einant. Čia basom kojom tai taip tipo bado. Bandom. O koks ledinis! Šalta. Cold. Žiauriai šalta. Dėl šito kadro labai man pėdos sugėlė šaltas vanduo. Vienu žodžiu viskas išsimaudžiau. Lipu aš tais pačiais laiptais viršūną atgal, nes ten yra takas dar į kažkokį tiltelio. Bet vanduo, aš nežinau, 0 laipsnių. Ledinis. Šiaip googlino apie 10 laipsnių rašė. Bet netikiu, jis dar šaltesnis čia. Žiauriai, bet taip pat gaivino. Kad ir trumpai, bet čekas uždėtas, einu šlapiai šortais atgal. Tikrai jaučiu ne, persirenginėsiu aš. Čia kažkur praėjimas iš kitos pusės. Bet taip šūdų smirda. Arklio tokiais. Asila, nežinau kieno čia. Man labai keista. Jie šakinėja nuo čia olos, kur aš atėjau dabar. Kaip jie basom čia vat. Praėjo tokiais akmenim. Palaukit. Oi, čia. Aš čia atsiradau. Vau. Ten sėdėjau gėriau. O čia vanduo mėlynas. Ir čia kebra vis dar šakinėja. Tokį tiltuką turim. Okei. Tokio einu. Tokiai vietai. Jūs juokaujat. Ten vanduo prabėga. Okei, aš einu, nes žmonės stabdau. Toks tiltas buvo. Oi, dar į viršų. Priejau trobą albanišką. Žiūrėk, tokia troba. Pleistainai. Sėdė šitoj vietoj gyventi. Bet čia dar toks biškį prakarpai ir matai tokį vaizdą. Bet čia bus užrakint. Kur čia vidu yra? Matas kažkokie padeliai. Slovikų pilna. Čia užuolaidos uždėtos. Kaip prasme, vis dar aš neatsigrąžiu šitais va. Ta troba čia stovi. Čia visai biškį per kitur, aš per aplinkui pareinu. Čia irgi bičių yra, bet ten jos skraido, bet ten, man atrodo, tie aviliai apleisti. Jos gal pačios ten veikia. Žiauriai gražu. Ten kalnos sniego dar matos. Tu prasme, ant kiek skirtingai gali pamatyti žmonės pasiruošę į čia. Vieni be maikių, su tapkutėm, kiti su hikingo batais, pasiruošę, su kuprinytė kaip aš. Kiti kaip aš. Tai yra, tipo, kuprinė kaip mano, bet kiti kaip aš. Paprasti sportbutukai. Aš visai vapšė, paprasti Lorenzo sportbutukai.
Tai kuprinytė, kad mandresnė. Kažkas be kuprinės eina. Kažkas iš vis tai kaip į miestą. Su džinsiniais šortukais. Čia pagrindė panas, sakė, maikutė. Taip skirtingi visi čia pasiruošę eina. Aš tiesiog pasiėmiau šį kartą kuprinę ir didelį vandens, nes pamanė, buvau vienam haike su mama, tai vat, prašovėm bišį. Mažą buteliuką vandens pasiėmėm, o ėjom pirmyn atgal po 4 km, tai 8 gavos. Netyčia, visiškai galvom, kad ten, tipo, o, ten lengvas haikas, sako, nu, jo, gal ir lengvas, bet karštis ir vandens tikrai reikėjo daugiau. Kas per olos dydis. Tas kryžius, kur pirmai praėjau. Nu visiems yra sustojimas, čia fotkintis. Aš irgi jį nusifotkinau, bet aš nusifotkinau... Tiesiog jį nusifotkinau. Ne pats prie nusifotkinau, o jį nusifotkinau. Nes aš nežinau, šiaip labai keistai įdomiai atrodė. Aš šiaip... Eini va tokį keliu. Su tokiais kalnais šalia, jis pažiūrėk. Čia kalnas. Taip ir eini. Vos jūsų neužtrenkiau į kabelį. Paprasme, jo, aš grįžau. Vėl ant to tilto esu. Aš negaliu atsigražėti tą vandenį. Jūs pažiūrėkit vandens spalvą. Kas per nesąmonė? Toks vanduo. Prasme. Tokio skaidrumo vanduo. Jūs juokaujat. Kur dar tokį vandenį pamatyti galim? Bet čia Balkanuose visur, kiek žinau. Lemba reikės ateityje kokią Juodkalniją, Serbiją nuvaryti, Bosniją. Nes ten turbūt tas pats. Vau, čia upeliukas toksai. Žiūrėkit, aš jūs išsimaudyti kišiu. Norit išsimaudyti? Išsimaudėt, ne? Gerai, baigiu žaisti. Toks gražumas. Taip, užrūkė, bet taip skaniai kvepia. Tokioj vietoj šašliukiuką pakepti. Šiaip iš pradžių net nemačiau, čia prie kelio yra kažkoks pastatas apgriuvęs. Mėgstu aš griuvėsius patirinėti. Nežinau, kiek čia galime eiti ir kiek saugu čia eiti. Iš tokių akmenų realiai buvo pastatyta. Galiu sakyti, kad ir pas mus šiaip iš akmenų namų statydavo. Pagrindinės medžiagos būdavo. Betonas ir akmenys. Ai, nu bet paskui, aišku, steik mediniai tie pastatai būdavo. Čia tik pamatai tokie. Bent jau pas mane močiutė kaime, tai taip yra. Pamatai tai ten akmenys, betonas ir medinė troba. Čia dar vienas. Irgi viskas, vat. Akmenys ir betonas. O, čia draugelis. Labai daug visur. Tikriausiai tikrai užmijau ant kažkokio nežinodamas, arba bent odegą nutraukiu tikrai. Dar batų yra. Lemai įdomiai, dabar ėjau ir prie to Blue Eye parkingo.
susistabdė mane švedas. Grinai, su Volveko atvarės, švediški numeriai, tik tiek, kad vardiniai numeriai dar. Ir sako, kur čia tas bliu, aš valandą laiko važinėjęs, kur jį rasti. Sakau, tai čia įsitiesi, sakau, ir bus ta keliu. Sako, aš neturiu, sakau, bet tai čia, sakau, viskas labai aišku, sakau, kur jūs pasklyjus, sakau, Google Maps'uose yra taškas, jūs atvažiuojat. Tai sako, aš interneto neturiu, čia kitą, sakau, esimą galite nusipirkti, būtų puikiai integracija dabar kažką mane. Jo, bet, sako, neturiu telefono. Tai mes pakalbėjome apie tos esimus, jis sako, reikės naują telefoną nusipirkti. YouTube? Yeah. Twitch? YouTube. Yeah, tai irgi va čia pasiklausinėjo, ką aš čia darau. Lemba keista, sunku šiaip keliauti be interneto, kai turi tos gigabaitus, tai vis geriau. Nes čia aš be intiko, irgi jaučiu klaidžiačiau ilgai. Aišku, atsisinti tos žemėlapis, bet ten tie pagrindiniai taškai gal ir atvestų. Bet pasižiūrėkit čia dar kartą. Aš jums rodysiu, kol aš iki mašinos daisiu. Žiūrėkit, čia kapinės vidury laukų. Nu kaip laukų. Vidury kalnų. Tokias pačias kaip mūsų visi kryžiai. Kaip kryžiai. Lemba įdomiai. Ten vardai matau. Miręs ten 80 metais palaidotas. Jaučiu naujų tai nėra čia. Bet taip tvorelės išlaužytas. Šiaip labai nenoriu išlysti ten. Bet man tiesiog įdomu pasižiūrėti. Jo, 88 sienas miręs. Taip, kapinės tokiai vietai. Bet čia labai seniai laidoti. Čia net uždarytos kažkokių dangčių. Nepatikėsit, hebra. Parėjau prie savo bolido. Laikrodis rodo, kad nuėjo 7 km su biškiu. Dabar reikia nuspręsti, ką daryti toliau. Ar važiuoti iš čia, ar dar vieną haiką eiti. Turim savo bolidą. Reikia tik raktus susirasti, kas nepamečiau kažkur kupriniai. Realiai pietus, kuriuos nešiaus ten, dabar valgau. Bet yra 3 valandos. Nėra, aš labai norėčiau valgyti, bet galvoju, jeigu aš važiuosiu žemyn jau iš kalnų, nebestosiu aš valgyti. Tai pavalgysiu dabar, kol stoviu. Fantos dar turiu iš praeito parduotuvės apsilankimo, kur mane mokė ačiū pasakyti. Važiuojam lauk iš čia. Pabiški taip. Nu įdomiai. Vėl čia mes mandros 100 km, ne, kiek čia 50, ne 100, ar šiam kažkiek šliaušim. Taip, tai čia tai jau nusileidimas. Vokietukai sustoja. Čia daugiau mašinų sustojus yra. Gerai, hebra, aš pasakysiu taip, yra viena problema. Aš važiavau iš tų kalnų, radau daug priparkuotų mašinų, prisiparkau pats. Ir žinot, kas nutiko? Eisim paškom, nes tėti waterfall. Gerai, aš eisiu. Tai aš iškau šito haiko kaip antro, nes čia grūnas waterfall tipo. Kuris ten 11 metrų aukščių, ten wow, turėtų būti. Tai jo, aš galvoju, kad aš jį nebenuvažiuosiu, aš jau pasiėmiau nakvynę Vėlypoje, kur 2,5 valandos man važiuoti, bet aš radau šitą tarpą. Tai aš einu ten, tikrai nepasiduosiu. Jau aš čia atsitrenkiau, tai išnaudosiu iš visą laiką jau, kada mes ten tą nakvynę nuvažiuosim tada. Ką mes čia turim? Mes čia turim tiltuką. Vėl mediniai, ta prasme, kaip jie su tais mediniais. O eik tu sau! Aš net nemačiau. What? Čia irgi per žolės biškį matos kažkas. Per žolės, per medžius. Aš nesuprantu, vanduo tai... Iš kur jis toks mėlynas? Gerai, o aš paėmiau vandens? Paėmiau, gerai. Galim lipti toliau. Matau, kad reikia čia biškį palipėti. Tai palipėsi. What the fuck? Aš nežinau, ar aš čia patekau, kur man reikia. What the hell? Čia jau rankom kabanotis reikia. Kaip žmogaus tai ne vieno. Takas yra kažkoks. Dabar jau einam.
Gerai, biškai buvau pristojęs paskaityti intikį, ar aš tikrai čia einu. Ten, kur mes buvom, ten yra Bridge over the Canyon. Taip pat tiltas virš kanjono ir gali nuo ten pradėti. Ir tu kiek ir apie 3 minučių haiko. Pirminė gal turėtų būti 3 kilometrai. Laikroduko palaukit. Reikia laikroduką jų. Tai va, turim laikroduką ten, kur jau iki Velnios akies. Tai buvo 7 km suvaikščiota. Aš dar mašiną biškį toliau priparkavau. Tai aš tipo kaip ir čia. Takas pramintas, žmonių nei vieno. Mašinų buvo. Tai labai tikiuosi, kad aš nueisiu ten, kur aš noriu nueiti. Ir nebūsiu be reikalo čia ėjęs. Buvo 2 keliai. Nuo 8 pažymėta. Čia toks atsiveria su paparčiais. Paparčio žiedą galim ieškoti, jeigu reikia. Įdomu, albanai švenčia Jonines ar ne? Šiaip galiu pasakyti, nejauku, kai tu eini čia vienas pats. Kur kiti? Ar čia jau viskas čia tipo per vėlų? Na, labai įdomu. Ar aš kažką sutiksiu ir ar aš kažką rasiu. Ar nieko nepešęs, apsisuksiu ir eisiu namo. Per Google Maps'ų šiaip žemėlapį rodo, kad artėju prie kažko. Blemba, patepliuota ant akmenų tai yra eiti. Nes čia dar vienas kelias, bet šunų tepliuota. Per Google Maps'us, kaip matau, čia mūsų taškas. Nu, aš kaip ir artėju. Nu, arba rasim kažką, arba ne. Šiaip išlindau čia kažkur prie gatvelės. Ten namelis, čia namelis, ten kraklys matos. Toj, va, ten turim krioklį. Bėga jisai ten kažkoks. Kaip matau Google Maps'ų, kad ten jisai turėtų būti. Šiaip aš jau jį prisizūminau, tai ar man ten eiti? Ir žodžiu, sutikau dar 2 panas, kurios jie ten. Jos iš vis ten baudynėm pasiruoštos. Aš toksai haikintojas. Ir jis sakė, kad man reikėtų apsisukti, nes ten iš kurios parėjo nebuvo. Aš apsisukau. Tai žiūriu, čia yra kažkoks kelias. Einu paeksplorinti. Arba aš rasiu, arba aš nerasiu. Tai pažiūrėsim, ką aš rasiu. Ir ko nerasiu. Bet ten kas per vaizdai. Sniegut. Gražu. Ką tik filmavau kadrą, kurio nefilmavau iš tikro. Tai žodžiu, radau aš susikirtimą. Radau aš kur praeit. Praėjau aš. Kur tos panos dingo, nežinau. Jis nuėjo tipo pagal Google Maps. Aš nuėjau palei satelitą, ką radau, palei palidovą. Hi. Hey. This goes to waterfall, yeah? Yeah. Okay, thank you. Huh? Straight on. Straight, yeah. Okay, thank you. Aš nekirtu kelią, kur tos panos dingo, nežinau, jis lindo į kažkokį sodą. Galim sakyti, gal braškių pavogti, kaip čia gražiau pasakius. Jos, man atrodo, eina biškį per aplinkui, negu aš ėjau. Aš tiesiog per palidovą radau Google Maps'ą kelią, aš jį nukirtau. Ir dabar, kaip supratau, aš einu teisinga linkme. Nesutikau ir 2 kitus turistus ir jie man tai patvirtino. Kokį kelią mes čia turim. Čia visiškai kitoks, negu ėjau iki mėlynosios akies. Ir kaip supratau, aš net greičiau nueisiu. Ir šiaip didinu tempą, nes nulemba. Nesinori susivėlinti labai. Nes ten reikės man atrasti dar, kur aš mašiną tarpą įlysti. Kur aš lipau, ten labai snačiai buvo, net slystelėjau. Realiai aš nežinau, ar aš rasiu tą tarpą, per kurį ten užlipau. Nebestengsis, tai aš norėčiau jo ieškoti tamsoj. Bet temsta vakar lyg ir 8 sutemo. Dabar turiu realiai 4. Tai spėsiu. Čia tai tikrai svečių namai, jau matos didelis pastatas. Bet taip gerai atrodo, tas iš akmenų pastatytas pastatas. Vau, dajau kažkokį tai krioklį, bet čia ne šitas. Reikia čia eiti. Radau pažymėtą, man atrodo, reikia viršų lipti. Žodžiu, reikia aukščiau lipti. Dar čia. Nepagrindinis krioklys, ten teka. Jaučiu, kad čia į viršų reikia. Tai ne vienas aš čia pasiklydęs. Aš nesuprantu, Albanija, jūs prikolinat. Nuo kada prie krioklio reikia lipti į viršų? Tai kaip tik žemai turėtų būti. Aš kažkur užlipau. Tai krioklys yra kažkoks. Čia neįsivaizduoju, kur turėtų būti. Bet čia šiaip geras vaizdelis. Aš matau, kuris yra. Reikia dar į viršų lipti. Aš paskutinius šitus kelius metrų taip stačiai lipu. Tiesiog gerai nesimato, daug taip buvo dauguma kelio. Ir man taip atrodo, kad mes atėjom. Atėjom
Ir dar belekai verta čia buvo ateiti. Tu juokauji. Vau. Ten kiek vaivorykščių. Tikrai vertėja. Ta prasme, sėdžiu čia, mėgaujuos už to krioklių. Jau kaip 10-15 minučių. Labai gražu, ramina jo šnekštimas. Dar vaivorykštė ten yra. Ir jo, esu belekai pavargęs, 2 haikai. Dar reikia nuvažiuoti 2,5 valandas iki viešbučio. Bet dėl šito reikia gyventi, hebra. Pažiūrėkit, kiek pasaulyje yra daug grožio. Ačiū už dėmesį. Iš manęs tiek. Nu, iki 2 minučių ant to akmenėlės sėdėjau. Iš šito. Galvoju, reikia prieiti arčiau to pliūpsnio gauti. Vos neapsiverčiau ką tik. Ir koks pliūpsnis čia. Bet kaip ta vaivorykštė ryški. Aš į nugarą tai akmens gaunu. Op, sušlapau batus. Kiek, bet koks vėjas nuo čia pučia. Kepurė nupūs. Jūs prikolinat. Iš šitos pusės tai vėjukas tiesiog ateina. Bet kokie jūs, pažiūrėkit vaivorykštę. Mano batai vis šlapi lieka, čia tiek purslų. Jo, jūs pažiūrėkit kaip čia šlapia. Bet tokia atgaiva. Bet ta prasme, nuo to krioklio tiesiog eina vėjas. O, žiūrėkit. Nu juda lapai, tipo, bet žiauriai. Bet taip viskas šlampa. O dėl mikrofono iš tikrųjų bijau, kad jis nesišlaptų. Bet aš negaliu atsigražėti šitą vietą. Vau. Vau, vau, vau. Šlapės likau realiai. Nuo ten. Kamera irgi visą šlapė. Bet laikas eit, manau. Nu jaučiu ant kojos labiau matos, kiek aš šlapės likau. Bet ten aš spėjau, kad ten vėjas nuo to, kad ten tas trenkėsi į apačią ir tada tiesiog sudaro gūsį, jėgą. Nu viskas realiai. Atsisveikinu aš su to kriokliu, einu į apačią. Gerai jis atrodė, gerai, patiko. O, eik tu savo, po biškį dabar nusileisim. Nes šiaip tai keliukas čia tai yra reikalų. Čia va tokie. Nu taip, nusileisim kažkaip. Liau, kaip gaila tą krioklį palikti. Palapinę galėčiau prie jo pasistatyti ir miegoti. Nors ne, gal per daug garsu. Nors užmigtum, čia toksai, kaip sakoma, baltas triukšmas. Saulė šiaip leidžias pabiškį, aš manau, kad mums laikas judėti. Paskui rimtai naktį važiuoti reikės, tai serpantinais bus ne ką. Prasme, ką tik nebuvo bumt. Tiesiog slydau, bet greit ranką up ir susilaikiau. Aišku, durnai buvo jaučiu dėti ranką taip atgal, nes kas čia per kelias. Nes galėjau kristi ranką susilaužyti, dar būtų buvę blogiau gal, nors iš tikro, jeigu krisčiau ant manęs būtų, ten smailas akmenis buvo ir būčiau gąsis stuburą. Turbūt. Tai nežinau, bet sėkmingai baigėsi, reikia labai atsargiai. Po to karto, kai aš išsimaudžiu toj mėlynoje akyje, aš šiaip nusisausinau kojas labai gerai, bet tai pradėjo man tiesiog trint. Ir aš jokių pleistriukų net neturiu. Nieko, neturiu, tai neturiu, ką jau padarysi. Išgyvensim. Tas suskirtimas, kurio nebenufilmavau. Ten veda kelias tiesiai, kur visi iš ten pareina. Kur ir tom panom rodė, kad taip atves. Bet aš turiu savo kelią. Palaukit, ne. Palaukit, jo. Čia aš tiesiog per palydovą Google Maps'ose pamačiau, praėjau ir perkirtau. tą patį ir dabar padarysiu. Jau nusėmiau ir kepurę žiauriai. Buvo karšta, bet nebėra. Oh, what the fuck? What the fuck? Laukit, čia reikia. O taip pat. Avelės. Vedas. Geras. Čia yra namas šiaip. Įsivaizduojat, tokioj vietoj gyvena žmonės. Tokioj vietoj.
Vau, sakyčiau, tas avis jau pakirpti reikėtų, joms karšta turėtų būti prie tokio klimato. Bet jo, toj būsim mašinai važiuosim į tą viešbutį, nes aš jau atrodo dar turiu energijos, bet jau tos kojos, sakau, trina, tai negerai. Kai vaikštai tu, kai tu mane supranti, kai Kai vaikštai tu, gerai, gal net lyriksu suklydau ir jau nebeatsimenu jų ir turbūt jau nebetrendina šitą dainą, bet vis tiek. Reikia neapsiversti. Va tokio vaibo aš dabar einu į mašiną. Nu viskas, ten tam krakliukui galim pasakyti ate. Ten žmonės nuėjo, kaip normalų žmonės. Aš iš čia parėjau, jie iš ten normaliu taku. Bet jo, ate krakliukas. Aš į mišką brendu ir bandau rasti savo mašiną, iš kur čia atėjau. Pliama gerai jis atrodo iš tik toli irgi. Vau. Per džumbrynus, per viską čia, skinamės. Aš einu čia vis to kraštu ir bandau suprasti, kur man reiktų lysti. Oi, bet tikriausiai, kad ne čia. Kažkur reikės man įlysti. Pliamba, aš čia ėjau, aš neatsimenu. Pliamba, tų driežų kiek pilna, jie ant akmenų tai pradėjo judėti. Ir taip išsigąsti, kas čia juda, kas čia yra. Jo, aš visiškai vienas čia einu. Aš nesuprantu, kur jis dingo. Nu, visi iš pagrindinio to kelio pradėjo, bet aš prisparkau prie asfalto kelio, kad manęs nenubauduotų. Nes ten šiaip kur kitur buvo, tai ten, man atrodo, biškai žvyrkelio buvo. Tai tada aš atvažiuojant čia, aš kaip ir žadėjau sustoti, bet nesustojau, nes ten žvyrkelis buvo. Buvau biškai sukęs ir mes turim 2 kelius. Jaučiu, kas šitas. Šiaip eidamas galvojau, taigi aš pasižiūrėsiu Google Maps'uose, kur yra tas kanjonas, kur tas taškas, aš atsimenu. Ir viskas bus gerai. Aha. Dabar pasižiūrėjau iš tikrųjų telefonas. Tai jo, šiaip dar spėjau pasižiūrėti. Čia esu šalia. Bet ir powerbanką turiu, tai viskas okei. Aš dabar tokiu keliuku. Nuostabus kelias. Tikrai čia? Aš per čia aš užlipau. Gerai, kad aš pasisukau iš šono, aš būčiau ten toliau nuėjęs, aš čia lipau jo. Už tos drebulės ar kas čia laikiaus. Nu čia jau gripo batose reikia, kurio pas mane nėra. Ir ar tie medžiai mane nulaikys? Tai jau nežinau. Gerai. Čia. Eik tu savo. Čia. Ypatingai keistai stiprus medžiai. Eik tu savo. Šiaip. Oi. Nieko aš dar nesakau. Ką tik slystelėjau. Eik tu savo, tokiem haikam. Jau tikrai kitus batus pirksiu kada nors. Eik tu savo. Jeigu dar planuosi tokios kelionės. Wow. Nes taip buvo. Žiūrėkit, aš matau tiltuką. Tuoj mes jį prieisim. Op. Lemba, op. Gerai, šiaip galim ir bėgti, nes kai tu stabdai, tai tu labiau slysti, o jeigu bėgi, tu neturi laiko slysti. Edo išmintis, tiesiog Edo išmintis čia yra. Viskas. Kebra, paėjo grįžti. O, į šitą. Mėlyno vandens vietą. Čia jau viršui mašina turėtų būti, čia jau nebebus ekstremalu. Viskas. Ant asfalto. Offroadas baigė šiandieną. Turim savo Fiatuką tipo. Eik tu savo. Jis nepagė niekas. Va toks, taip va. Žiauriai savim džiaugiuosi tos 2 haikus padaręs. Ir šitas buvo labai paprastas. Laikrodis parodė dabar, kad 1,5 valandos tik tais. Ir tai aš ten apie 2 minučių sėdėjau ir nebuvau sustabdęs laiko. Ir 3,5 km čia nueita. Nu tai šiandieną 10,5 km. Vienu žodžiu viskas. Turim 2,5 valandas, 108 km. Man reikia iki vėjo poje. Kažkaip taip miestelis senas prie jūros. Važiuojam. Visi realiai iš šito kaimelio va eina realiai. Iš čia. Čia yra tiltukas, dar asfaltų, bet jau toliau ten visur žvyrkeliai ir visi iš čia pėdina realiai.
Tai aš ten džiaugiuosi tą vietą radęs netyčia, aš galvoju, kodėl čia visi sustoja. Ir aš važiuoju, realiai aš tiesiog radau vietą, sustojau ir mačiau, kad upė šalia, gerai, gal pavaikščiosiu. Lemba, aš galvojau drono pakelti. Nu, bet jau viskas, jau šiaip tingi labai, bet jau ir tai gerų kadrų prisigaudėm. Ir aš žiūriu, ten parašyta Teti Waterfall, greit Google, ar čia tas pats, ir čia sako, tas pats, Grūnas Waterfall. Nu ir viskas. Aš iš karto sakau, einam, nu mes ir nuėjom. Spėkit, kas vis tiek pakėlė droną. Ir kas dabar yra laimingas. Ogi aš, nes užčekinau viską, padariau ček. Pakėliau droną, daviau 2 haikus, kuriuos norėjau. Viskas. Dabar jau galiu ramus iš čia išvažiuoti. Sustojau biškį pailsėti nuo to vairavimo serpantinais. Bet aš negaliu pasakyti, ar aš nesu važiavęs gražesniu keliu. Jūs pasižiūrėkit. Tu važiuoji, ten man reikia važiuoti, ne? Iš ten. Ir tu turi tiesiog tokį vaizdą. Ta prasme, ką? Tu matai per savo mašinos langą tokį vaizdą. Žiaurus vaizdas. Mašinytis stovi. Reik persimot man į sandalus, aš manau, nes labai jau skauda kulnai. Nusitrynė. Nebetrins. Bet čia jau mašinytė rodė 17 laipsnių, bet išlipau taip ir jaučias visokai, nes pakilom į viršų, dabar vėl leisimės ir vėliau atsiras, bet ten dar matos saulė, ten tai saulė matos. Čia jau kalnas, viskas užstojo. Užvažiavau už kalno kitos pusės, turim vėl saulę. Nuostabu. Lemba, čia labai greit iš tikrųjų leidžiuosi jau. Dar ne visai ta saulė ir nusileido. Čia jau šilčiau, ne šilčiau, 17 laipsnių vis tiek rodo. Bet nuvažiuosim, man ras prie jūros, ten bus šilčiau. Ką tik vidury gatvės buvo karvė. Ai, čia vedas, bet ten viena pati jį buvo. Čia tai tiesiog yra karvelų. Bet aš galiu pasakyti, kad čia vienas gražiausių kelių, kuriais esu aš važiavęs. Ypač čia leidžiantis, wow. Kokią aš vaizdą prieš save turiu. Tai wow. Bet jūs žinokit, tai pavargau važiuoti, kad jau su tais albanais kartu aš skrendu. Ir ten ežeras, man atrodo, ten matos ežeras. Dar patikslinsiu, parašysiu, bet tiksliausia, kad ten ežeras. Tikriausiai, nes ne jūra dar ten. Ui, kaip greit prasilenkėm. Jo, liko tokios pievos. Kaip gražu, man patinka. Viskas, aš išvaduotas iš to siauro kelio. Turim žiedą ir nebereikės prasilenkinėti su niekuo. Kaip gerai. Aišku, pavaras tai vis tiek reikia pamėtyti. Kaip seniai posūkį rodžiau. Labai seniai kažkur sukau, viskas, normalus kelias. Pagaliau. Jau buvo labai grįsėtas. 1,5 valandos jo aš važiavau palei Mapsus, kaip matau. Tai jo, nuo ten pat galo 1,5 valandos yra nuvažiuoti su mašina iki šito kelio to siauro, nes jisai prasideda šiaip labai anksti dar prieš kalnus. Tai jo, irgi yra momentas. Viskas. Aš davažiavau, kur norėjau realiai. Ir galiu pasakyti, kad tie albanai vairuoti yra bepročiai. Ta prasme, tamsoj žiauriai yra važiuoti. Pusė mopedai tai iš vis be lempų, pusė mašinų su pusė lempų, tada lenkia, berbelė kur, sukasi ten, nu ta prasme. Ir kas svarbiausia, važiuoju, man mirksi, tipo lenksiu, bet
jie nelenkia, nes iš priekio mašina ir galvoju, kur man tinkti, kur man trauktis, man spaus daugiau tipo, čia dėl to ir paskui supratau, kad jaučiu, mane skatino tiesiog spaus daugiau. Nes aš tik prilėtindavau, jisai čiuk, iškart mirksi. Gerai, o šiandien mes esam tokiuose apartamentuose, turim tualetą, labai gražų, turim mane, va toks master bedroomas. Su dar vienu veidrodėliu. Tada turim svetainę, televizorių, valgomai, kriauklę, visą virtuvę, šaldytuvą. Ir tada geriausia, kad turim ir balkoną. Bet pirmam aukšte. Tai jo, čia žmonės ką tikėjo ir šnekėjo. O ten toliau, už daug pastatų, o ten visur turime jūrą. Kad turim šaldiklį. Oba! Taigi čia šitas mano kalnų miestelį pirktas. Vienu žodžiu, aš čia su jumis turbūt atsisveikinsiu, padarysiu, šiaip norėjau daryti video po 2 dienas, bet manau, kad šiandien tiek daug prifilmavau, kad užteks vienam video pilnam. Tai paspauskit tą patinka mygtuką, paspauskit prenumeruot mygtuką, pasidalinkit su, nežinau, šeima, draugais, visais, kam pažįstat. Ir pamiršau pasakyti, šitas visas 35 € nakčiai plus pusryčiai. Tai aš manau, kad čia geras dylas. Na, o kitame video varysim iki Berato miestelio, kuris yra ten labai sunovinis UNESCO paveldo ar ten visko. Taip pat reikės norėti išsimaudyti iki jūros, nes ko aš čia atvažiavau, tik išsimaudyti jūrą realiai. Gerai, tai ačiū, kad žiūrėjot, aš varau į dušą ir miegoti. Labanaktis.